Niujorko Mercedes-Benz mados savaitėje Marco Jacobso 2011 rudens kolekcija pristatyta skambant Marilyn Manson dainai The Beautiful People – gražūs žmonės. Daugelis dizainerio apdarų panašesni į muziejinės vertybės, bet kolekcijoje buvo ir kasdienai tinkamų drabužių. Kolekciją pristatė amerikiečių aktorė Whoopi Goldberg. Ji pavadino kolekciją nuostabia, tik pridūrė, kad jai tektų numesti kelis kilogramus, norint tilpti į drabužius. Nuostabi kolekcija, tik ne moterims su didelė krūtine. Labai patiko batai, viskas patiko. Viena juodai balta suknelė man tiktų, jei atsikratyčiau 20 kilogramų. Šį sezoną dizaineris parodė teatrališkąją pusę. Modeliai dėvėjo beretes su raišteliais. Jacobsas taip pat pristatė ilgus verstos odos batus. Akivaizdu, kad šį sezoną kūrėjas eksperimentavo su medžiagomis – nėriniais, oda, blizgančia medžiaga, netikrų kailių, viniplastu. Jo drabužiai skirti stiprioms moterims. Marco Jacobso 2010 rudens kolekcija buvo romantiška ir konservatyvi. Tiesa, ir šioje kolekcijoje jis neatsisakė suknelių bei sijonų iki pusės blauzdų. Dizaineris pristatė kolekciją 5-ąją Niujorko mados savaitės dieną. Ji baigsis vasario 17-ąją.